gydytojo Lašo ir kitų gydytojų namas, kurį matote priešais. Pasakojame apie žmonės, kurie tuo metu vadinosi taikomosios dailės menininkai. Šiais laikais mes galime juos pavadinti dizainerius. Tai kalbame apie baldininkus, apie tekstilininkus, apie odininkus, rodome jų darbus atliktus ir einame pro tas vietas, kurie gyveno arba kur rengia parodas. Kaimynas rašo kitam, kad maždaug negražiai padarytas vėliavos stovas. Tai matosi, čia irgi jis perkelinėtas kažkur. Na ir Kauno visi laukiantys iššūkiai tikrai mums užduoda tokią užduotį, kad miestas, jo objektai turi būti atviri ir šita ekskursija, įvairios kitos visuomeninės iniciatyvos yra tikrai labai svarbios, būtent padedant miesto svečiam ir dar kartą kartuoju patiem miestiečiam pamatyti Kauną ir pajausti tą dvasią, jį pačiupinėjant, pamatant ne kažkur vadovėliuose ar kažkokiose knygose, bet gyvai su visom legendom, kurių tikrai yra apstu ir Kaunas tikrai yra be galo įdomus miestas gyventi ir čia lankyti. Bet čia turėtų būti irgi tokia didelė erdvė. Susidomėjusius kviečiame registruotis turizmo informacijos centre. Grupelės bus nedidelės, po 5, po 10 žmonių, tai galėsim asmeniškai su kiekvienu žmogumi pabendrauti ir ekskursijų dažnumas bus pagal poreikį. Ir galimybė bus apsilankyti tarpukario bute, kuris būtent buvo pastatytas tarpukario ir labai daug autentiškų detalių yra išlaikęs.